Vakarų šalyse įprasta baldus keisti kas 5 metus. Mūsų vartotojai dar negali sau to leisti. Todėl įsigyjant naujus baldus, svarbu jų kokybė ir funkcionalumas. Šiandien pristatysime minkštus baldus, ant kurių namuose praleidžiame nemažai laiko. Perkant minkštuosius baldus, svarbu nors kiek nusimanyti apie jų gamybą ir sandarą. Net ir panašios sofos gali skirtis daugeliu parametrų, pradedant vidinėmis konstrukcijomis ir baigiant apmušalais. Šiuo metu labai populiaru yra derinti kelias spalvas ir kelius audinius ir netgi porankius dengti su E-koda. Rinkdamiesi minkštuosius baldus nepamirškite, kad jie skirti ilsėtis, o ne kasdien ant jų miegoti. Nuolat naudojamos sofos lovos tarnavimo laikas trumpėja, greičiau susidėvi minkštoji dalis ir mechanizmas. Šis baldas praktiškai tinka ir dideliuose, ir mažuose būstuose. Jame yra ir miegamas mechanizmas, kurį mes ištraukiam labai lengvai ir paprastai. Ir galima ir paguldyti svečią. Taip pat yra ir didelė patalynės dėžė. Minkštieji baldai gali būti su patalynės dėže arba be jos. Jei sofoje tokia dėžė yra, jos konstrukcija turi užtikrinti patogų prieėjimą prie patalynės ir jos vėdinimą, o minkštosios dalys jas pakėlus turi saugiai fiksuotis. Renkantis minkštų baldų komplektą praktiška būtų, kad vienoje sofoje būtų miegamoji dalis, o kitoje sofoje būtų patalynės dėžė. Pagaminam lietuvių poreikiam, kad mes galėtumėm ir ant jo ir patogiai sėdėti ir iš tikrųjų parodysiu, kaip viskas taip pasidaro į miegamą vietą. Ir va, prašom, čia galima ir svečius paguldyti. Vietos yra daug ir labai lengvai, nesunkiai viskas tas pasidaro. Sėdėjimas ant sofų be mechanizmų yra gerokai komfortiškesnis negu ant sofų su mechanizmais. Bandom pratinti lietuvius pirkėjas, kad jie rinktųsi sėdimo vietai skirtus baldus, nors dažniausiai nori, kad būtų jie universalūs ir sėdėti ir dar svečią paguldyti. Šitie baldai yra labai patogus sėdėti, jie vien tik skirti sėdėjimo, jokių miegamųjų čia dalių nėra. Svarbiausi dalykai, nulemantis baldų ilgaamžiškumą ir kokybę, yra vidinės konstrukcijos bei minkštoji dalis. Sofos karkasas turėtų būti iš klijuotos faneros, o minkštoji dalis iš didelio tankio porolono. Kai kurie baldai turi pertvarkymo mechanizmus. Tai puikiai galimybė susikurti tokį baldą, kokio reikia. Gali būti ir tiesi dalis, ir lenkta forma, ir galima ir širdies formą padaryti, jeigu jau labai jau norime kažkokiam ar studijai, ar tiesiog vestibiulėje viešbutėje galima pridėlioti daugybę variantų iš jo. Ir dedame čia į vidų sintepono granulės, visas karkasas yra iš klijuotos faneros ir tai yra labai tvirta, labai patogu ir labai lengvi baldai. Jos perkeliant iš vienos vietos, tai yra šeimininkėm labai tas nesunku padaryti. Tikrai nederėtų taupyti miegamosios vietos sąskaitą. Miegamajame žmogus praleidžia trečdalį savo gyvenimo, todėl lova turi atitikti kūno poreikius ir būti kiek įmanoma patogi. Čia matote naujausią dizaino lovą, kuri yra minkšta iš visų pusių ir patogu ant jos sėdėti. Joje taip pat sumontavome ir groteles, kaip ir visuose miegamojo balduose. Tai yra dėl komforto, dėl to, kad čiužinys kvėpuotų. Ten puikiai telpa ir keli patalynės komplektai. Šis miegamojo komplektas gali būti komplektuojamas iš įvairių dalių. Ir lovos, ir spintelių, ir spintų įvairiausių. Įsigyjant naują spintą, reikėtų atkreipti dėmesį į tai, kurioje vietoje jis stovės, kokia bus spintos paskirtis ir kiek asmenų ją naudosis. Tai ypač aktualu planuojant vidinį spintos išdėstymą. Jis turi būti ergonomiškas ir funkcionalus. Su šito baldų komplektu galima išnaudoti visus buto kampus ir susidėti viską labai talpiai ir visko daug. Prie šitų spintų galima priderinti ir šitą lovą, kuri gali būti įvairių pločių. Dabar gaminant baldus naudojami kompiuteriai, kurie leidžia taupyti laiką ir didina efektyvumą. Nors dalis darbų vis dar daroma rankomis, brėžimą, pjovimą ir laminavimą atlieka automatizuotos staklės. Pačią medienos konstrukciją atiduodama yra kompiuterinės staklės, ten jos tiksliai viską neišpjauna, paskui yra konstruojami konstruktorių, to pasekoje mes gaunam kokybiškesnį produktą. Į Lietuvą ateina naujausios pasaulinės tendencijos, kurios verčia pasitempti ir vietos baldų gamintojus. Investuojama į svarbiausias gerų baldų savybės – kokybę, ilgaamžiškumą ir naujausias technologijas.